Ar nori sužinoti, kodėl produktų be glitimo aš neperku? Pirmiausia, glitimas tai yra baltymas. Kaip ir kiekvienam baltymui mes galime turėti alerginės netoleravimo tam tikras reakcijas mūsų organizmo. Glitimas natūraliai randamas maisto produktuose kaip kviečiai, rugiai, avižos ir kiti glitimo turintys produktai bei perdirbtame maiste. Šiuose produktuose labai dažnai sutinkama mažai skaidulinių medžiagų, daug maisto priedų, nes reikalinga išgauti tam tikrą konsistenciją ir skonį, kad tas produktas būtų dar ir valgomas ne tik tai be glitimo. Todėl mano nuoširdi rekomendacija yra atkreipti dėmesį tiem patiem, kuriem yra netoleravimas glitimo nustatytas, į produktus, kurie natūraliai neturi glitimo, tai yra natūralios grūdinės kultūros ir iš jų pasigaminti sveikatai palankų maistą, o ne pirkti parduotuvėse ultra stipriai perdirbtus torčiukus be glitimo, pyragėlius be glitimo, sausainiukus, bulkutės ir įsivaizduoti, kad va čia jau aš turėsiu savo sveikatą, nieko panašaus. Kad jūs neturėsite savo organizme glitimo, tai nereiškia, kad tas produktas jums neatneš uždegiminio proceso su cukrumi, su galimai cukraus pakeitimu, saldikliais, su įvairiausiais priedais, kurie nepalankus mūsų sveikatai. Rinkitės gryną maistą. Ir mano akimis glitimo visas šitas cirkas prasidėjo nuo to, kad mes per daug valgome stipriai perdirbtų, rafinuotų miltinių gaminių. Ir maisto pramonė sugalvojo tokį triuką. Vietoj cheminių medžiagų pavertimo blogių kaip rondapo, pasakė, ne, čia kviečiuose kaltas ne rondapas, kaltas yra glitimas. Ir šitoj vietoj tas eilinis standartinis kvietys yra tapęs modifikuotos struktūros ir to pasekoje mūsų organizmas gauna didžiulį kiekį modifikuoto glitimo, kuris gali sukelti jautrumą mūsų organizmo, bet dažniausiai uždegiminis procesas ir didžiausia blogybė yra tai, kad mes vartojame perteklium glitimo turinčių produktų, tai yra miltinių gaminių iš paprastų kvietinių miltų. Ir to pasekoje susidaro visa puokštė. Bet tikrai neglitimas yra tas blogasis, yra visa visuma. Jeigu nori susigaudyti mitybos džiunglėse, kur netrandi to kelio teisingo savo sveikatos, žinok, kad aš vedu asmeninės sveikatos mentorystės, kurių metu įsiaiškinu iš pagrindų tavo mitybos ir gyvenimo būdo įpročius, surandu tikrasias ligų, nutukimo, svorio disbalanso, cholesterolio disbalanso priežastis ir to pasekoje mes su tavim už rankos einame kiekvieną dieną ir tu suformuoji teisingus įpročius, gauni žinias, kurios apima visumą. Todėl, jeigu pasiruošęs ir reikalinga tau pagalba, kurią suteikiu ne tik kaip specialistė, bet dirbanti širdimi ir pajaučianti tavo tikrasias priežastis, ne tik tai fizinės, bet ir psichosomatinės, žinok, kur mane rasti. Rašyk, noriu asmeninės sveikatos mentorystės komentare.